Labą dieną. Labą dieną. Mums labai malonu, kad šiandien turėjom svečius, man labai mylimą, gerbamą moterį, Vida Lipskytė. Ir aš tikrųjų pristatysiu man labai trumpą, bet paprašysiu Vid, kad jūs pridėtumt. Ir prašau, nebijokit pasigirti, nes jūs tikrai verta esate. Tai psichodrams režisierė, ekspertė, lektorė, veda, žinau, ir paskaitas, ir užsiėmimus, ir stovyklas. O prašom dabar jūs. Dramos terapijos Lietuvoje įkūrėja. Taip. Ne. Aš tiesiog šiaip savo. Ta prasme. Tęskit. Žinai, man pasiekti tokio amžių, kad tai visi garbė, orumas ir kažkoks jaukingi dalykai pradeda. Tos garbės, ko gero ten apie 30 kažkur vatėjai, iki 30, apie 30, iki 40 galbūt, yra tas siekimo metas. Ir aš daug padariau per to. O paskui ateina tas rudeninis laikas ir derliaus apžiūrėjimas, rinkimas ir nieko. Ir neakcentuojat to. O jergo. Tai gal aš kitą klausimą paklausiu. Aš žinau, kad jūs pragyvenot Vilniuje daug metų. 35 su virš. Prašau. Ir grįžot į savo gimtėnį, į Žemaitiją. Į Alsėdžius. Į tokį mažą miestelį. Nereikia. Aš noriu paklausti, kaip jūs to sprendimą priėmėt? Iš Vilniaus į Alsėdžius grįžti. Aš tiesiog išėjau į pensiją ir kai aš pradėjau atsisakinėti darbų, aš pradėjau jau iškart galvoti, aš tikrųjų, kad gyvensiu senatvai, gyvensiu Alsėdžius, čia buvo aišku senė. Nes kon senam žmogau dirbti Vilniuje. Aš į dabar, kad nuvažiuoju, našveisiu, jas Marija, man nuoširdžiai gaila, tai žmogelė lekito nuo autobusą. Tus prekybos centrus, stumda, visi varo tokiu greičiu, norėt neskubėti. Ne, man Alsėdžių gana. Mano amžiau Alsėdžių gana aš neapriepiu, aš dar norėčiau į to, čia tiek veiklų, kad... Bet aš girdėjau, kad jūs nesate ramėtus Alsėdžių, žinau, kad ir moterų grupė turit. Papasakokit biškai apie tas veiklas. Stovykla, žinau, bus vasarą. Jo. 2 pamainos moterų stovyklos. Viena vieta yra laisva Liepos mėnesiui. Ir iš tikrųjų, ramiai gyventi man nesiseks matyti. Nepavyks. Aš norėčiau sėdėti, skaityti knygą ir ramiai taip sutvarkyta iš ryto, neskubant per visą dieną. Bet man pradėtų imti nerimas nuo to, kad aš nieko nedarau. Ir tada aš pradedu galvoti ir aš prisigalvoju. Į mane bėda, aš tas žiauriai nelaiminga. Kodėl? Man įsunkia, su manim sunkia, kad man viskas ir įdomi. Man žiauriai ir įdomi. Sakau, tus pačius Alsėdžius, aš einu, Alsėdžiai yra, tas vyskupų centras, viešpatį Alsėdžiai, aš dabar vakar tokį žemėlapį, ten iš visą, Lietuvos dar nebuvo, žemėlapis, Alsėdžiai yra. Prašau. Liežėme, tai čia ir Lieplaukį matyti, Plungis dar ne. Va. Alsėdžiai yra. Suprantu, nuteiktas... man garbė gyventi Alsėdžius, anie ir fantastiški. Anie fantastiški, skauveis 30 metų nuotrauką ir žiūrėk dabar anie viens prie vieno. Ir, ir aš einu, ten yra daug šaltinių. Ir aš turiu seniai jau, neturiu kompanijas. Ką reikėtų išnagrinėti, kuris šaltinis iš kur ištek, kur įtek. И то от варда кожунами, galų gali,
kiek tų šaltinių, nes kur einti, na, nei vingiaun, bet čia tas pats, par vingiaun ar kits. Man tas didelė patiktų. Nu jo, ir aš, kadangi paskutiniu metu daugiau čia dėstytojavimą, tai psichodramas, visokiai reikalą, lektoriavimai, buvau užmetus režisūrą, savo pirmąją specialybę. Ir štai Ilsėdžiuose susikūriau privatų teatrą. Kadangi pasikviečiau pas Savinomus ir pirmas repeticijas, teksto nagrinėjimai vyksta mano salione. Nu, tai, labai bohemiška. Tai yra saliono teatras, Vido saliono teatras. Ir mes kai važiuojam kokį festivalį, kur nors, kam jūs priklausot, niekam. Sakau, privatus teatras. O man tai drauga režisierė sako, kad mes to pavydom, nes aš niekam nesu atsakinga. Man niek nereikia ten, kada mes turim padaryti, mes niek neturim. Mes su gera leidam laiką. Ir galbūt iš to kas nors išeis. Ir žinokit, tikrai išeis, atsiprašau, kas sustabdau, nes ovacijom visada jumis nulydi ir girdėjau visur liaupsių susilaukat. Tai palaukit, tu įdėsim premjerą. Geriausiai vienas aktorius, sakau, davai damušam šitą birželį ant pabaigos parodysim. Nu jo, sakė, tiesiog gerai leidžiam laiką, o dabar jau reikia rodyti, nu žmonės nepasitiks savim. Tas lipims į sceną ir traumas iš darželio laikų, mokyklinių metų. Bet ką padaro, koks pasitenkinimas, koks išlaisvėjams. Ir, pavyzdžiui, man tas, ir vėlgi, aš niekada nesiekiu rezultatų, man rezultacija neįdomi. Nu, rezultacija vykai pasibaig, nu į ką, kontonų nuseins pasikabins. Bet procesas. Ir mes, kai to pirmą 8 mylinčius moteris darėm, taigi mes pusę metų repetavom mano salionėlyje didįjį laiką. Jau kiekvienas, žinoj, savo šliuris ir savo veicį atsisėsti ir prisineždavo saldumynų. Jo, ir kaip viskai bohema, jo, vyno butelis ant stalo, ant 8. Ir tai yra kitaip, negu tu susirenki repeticijai kokiam nors kultūrnamį ir dabar dirbam, čia ne į darbą. Čia toks moterų klubas. Šiltas moterų klubas. Ir įdomiausia, kada nors tokia skirtinga suėjo. Ten pasirodo praeitį ir intrigų buvę, nes miestelis uždara bendruomenė. Ir čia staiga tos visiškai skirtingos moteris randa sąsajų taškų visokių. Ir tai dabar yra klubas. Ir man toks žavesys, kad ir vyrai jau pradėjo bendrauti tarpusavį. Nu, ten su pagalba, nu, vyriškai. Kokios pagalbos reikia kitam visada, nu, fantastika. Man tas patinka suvesti, galbūt šitą pasakysiu, man patinka suvesti žmonės. Suvesti ir paleisti, nes aš mėgstu savo urvę sėdėti. Bet ten jau gyvent patys. Ir jinai ten bendrauja, jau ten vyksta reikalai, mums nebereik. Super. Nu. Bet jūs ne tik tai darot, man atrodo, bet man atrodo, jūs dar irgi ir terapiją norit, nenorit kažką panaudojate, ne? Nori, nenori, aš kaip su psichodrama taip prasidėjo, kad aš dirbau visat su šitais neprofesionaliais žmonėm. Ir jaunimo teatro studija, mūsų stipri labai studija buvau, bet man vis laik būdavo, kaip tam vaikau perteikti, kad anam tas vaidmuo duotų naudos pačiam asmenybės vystymus, kad jis suprastų, kad jis natūraliai įeitų į ton vaidmenio, dabar tu pradėk verkt. Girdėjau tokių, pareini į priekį ir čia va pradedi verkt. Šakės. Nu, kikt. Nu, ir man tas žiauriai nepatiko. Ir kaip tik papauliau į Olego Lapino tokį vedamą dirbtuvės, tas vadinamas, seminarą. Ir mane tai panešė, nunešė, nurodė. Ir aš sakiau, man šito reikia. Kaip tik rinko grupę Lietuvoje.
mokymuose ir mes tokią kietą grupę susirinkom, kad mes kvietėmės mokytojus iš mūsų šefavo Berlyno ir už tai aš esu baigus Europos psichodramos institutą. Aš kaip tik žadėjau klausti apie studijas. Tai sertifikatai visi yra. Jo, ir mes kvietėmės mokytojus iš Vokietijos, iš Švedijos, iš Vengras nuostabus buvo, iš, žodžiu, lektoriai iš vis pasaulio. Beprotiška brangus moksla, bet aš neskaičiavau. Aš neskaičiavau, nes man reikėjo. Nes atsimenu, vyrų sakau, blemte, brangė kainom, gal čia reikia kontra to lygį nebeit. Man sako, eik, tu sakė, iš tų sesijų geresnį grįžti. Nes iš tikrųjų, jo, ir va čia tas ir atsirado, kad aš dabar, paskui ta dramos terapija Lietuvoj, nes jinai, Ana tokia rybiški, nuo psichodramos, sakykime, lenktas toks paprastesnis, neprastesnis, bet biški paprastesnis lygmuo yra dramos terapija. Ir kad čia tas pats, tai mes sukūrėm programą dviese ir dabar yra magistro studijos jungtinės VU universitetas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto ir teatro akademijos jungtinė programa ir magistro programa dramos terapija. Tarp kitko, šiemet paruošiamuosius dar dirbau ir buvau moteris iš Rietavo. Taip, super. Jeigu žiūri, mieloji linkėjimai tau, dar sakėm, susitiksim Rietavą, darysim ko nors. Jo, atvažiuojam žmonės. Tai va, ir aš jau nebemoku, be terapinių dalykų aš jau nebemoku nieką daryti. Ir tas labai man dar patiko, kad moteris suprato, žmonės suprato. Ir Veinas sako, sūnus ženijosi ir sako, aš čia tokių žaidimukų, ką pavariau, Vidas sako, per to reiškvestus. O dabar vėl iš tą repetuoju tokia jauna šeima. Nes pjesė yra pora ir mano aktoriai ir jauna šeima, tikra šeima. Kaip įdomi. Vaikai ateina repeticijai, su vis vaikas atvažiuom. Ir tu suprant, yra nei po pirmųjų skaitimų, ta moteris taip susigraudena ir sak, čia apie mus. Šitą pjesę yra apie mus, sak. Nes mes irgi, sak, susiženijom jauni, nieko nesupratom, kas čia vyks. Ir kas čia bus. Tai vad, kad žmonės suprant, kada jau paskui, kaip sakyt, tu kabliokai įsigiau, tu metu dirbi pats. Ir neįdirb patys, ir atrond tokių dalykų. Dabar čia buvo mūsų paskutinė tokia repeticija, nes rudenį nukėlėm pjesę. Ir kažkaip pas man tų knygų. Vidas sako, parink mums kiekvienai knygą pagal charakterį. Kaip buvo įdomu. Ir aš kiekvienai išrinkau po knygą pagal charakterį. Wow. Ir nežinau, tai kiek pataikiau, nepataikiau, dabar už tai, kad kažkada laukiam šilto vakaro ir susirinksim kiemelį jau dabar, ne salionė. Ir sakiau, kad knygas atneštų. Ir aptarsit. Vat įdomi, žinai, kiek pataikiau, kiek nepataikiau. Jo, nes aš gal galiu dar pridėti apie tą terapiją. Jūs, tikrą genelę pataikot reikiamų metų, reikiamų laikų, kažką tokio, kad žmogus pats, jūs įgalinat žmogų. Bet iš tikrųjų mes taip šnekam, aš suprantu, bet žiūrovą gal nesuprant, kas yra ta psichodrama. Psichodrama ir dramos terapija yra paremta žaidimu. Nerimtai skamba. Bet tu patyrė mums žaidimų. Aš patyriau ir, kaip jūs sakot, nuneši. Nuneši. Tai yra paremta žaidimu, štai kad žaisdam žmogus dabar mes sėdim čia tokios intervuojant ir intervuojama. Ir tokiam, žinai, biški vaidmenį, vis tiek ta kamera akis tokį smeigta. Ir jeigu mes pradėtumėm žaisti, mes pamirštumėm tom kamerą.
Nes gyvename vis laikai su tai jungta kamera, nes vis tiek ir tas socialinis vaidmuo kažkoks. Ir iš tikrųjų yra reikalinga socialinė kaukė. Tas socialinė kaukė, su kuria aš einu gatvę, galbūt, žiūrint, koks tavo darbas, kas ten, nežinau, kad tu nevaikščitum kaip atlapota spinta, pradės krėsti vis gabalas, viskas. Bet svarbu, kad ta kaukė nepriaugtų iki tai, kad tu pats patikėtum į veidrodį žiūrėdams, kad čia, žinai, reikia nusimti ant špaklį kartais. Ir ar gali paantrinti, jūs sakėt, nusimti karūną, va dabar visos moteris sako, pasidėkit karūną, visus diplomus, visus savo užgyventus, reiškia, tas kaukės socialinės, banko korteles, automobilius, namus. Ir vat savimi, ir kaip buvo sunku, ne, nuplėšti, kitos plėšė rovė, kaip jūs sakot. Tai jo, tos socialinis mūsų kaukės prilimpa. O reikia daug paprasčiau. Iš tikrųjų, va tai ir sakau, kad jeigu mes pradėsim žaisti, mes užmiršim to stebėjimą. Kažkaip, iš tikrųjų, tai nieks niekai nestebi, bet man atrodo. Ir tu tada esi laisvus veikti, laisvus žaisti, laisvas būti savimi tikru. Nu va, aš irgi jau atsipalaidavau. Šitas pavyzdys, man labai patinka, treneris vien sako, kad tai pažiūrėti treniruotę, kaip žaidė dideli, svarbus verslininkai, kurie atvaro su gerom mašinom, išlipa su kostiumais, persirengia ir eina žaisti futbolą į tokią pažliugusią biškę aikštę. Ir jie ten paskui nueina į dušą, nusiprausia, užsivelka savo kostiumą, įsėda į savo mašiną ir parvažiuoja. Tai vat kur tas tikrasis? Tas tikrasis turbūt yra tas, kuriuo tu pats patiki, bet neduok Dieve, jeigu tu apsirikai. Ir tu galvoji, kad tavo tas pareigybės kažkokios padarė tave labai svarbu ir tu dabar jau esi tas. Ne, tu esi tas, kuris žaidai futbolą. Va ten tu buvai tikras. Visa kita yra, tai yra pareigybės, tai yra kaukės. Ir tu pačiu Laurinaičiu, man atrodo, kieno čia ta mintis yra, kai ten bosas, direktorius, žinai, ten, nežinau, vir. Taigi čia yra tik darbas. Tai yra jo, va ta pareigybė, jo darbas, jie arba išrinko, ar jis ten pats išsirinko, nežinau, pasistatė. Bet tai yra jo tik darbas. Darbiniai santykiai, viskas. Taip. Tai nedaro jo, kad aš gatvėj sutikus. Bet daug žmonių taip elgiasi, iš tikrųjų. Bet čia, man atrodo, irgi dabar šito sovietizmą yra, kur kulkos pirmininkas buvo svarbiausia ant vis kaimą. Ir neįtiksi ir kažko, tau neprirašys, nedaus. Vats tau nedaus. Nes, kas buvo sovietinės metas, tau daudavo. Tu turėjo būti geras, nuolankus ir tau daudavo. Daudavo mašiną. Daudau butą. Jei dar geresnis bus, pagerins butą. Ir visi pratavo ir įpratė tom, kad man kažkas tordauti. Ir aš būsiu nuolankus, baisiai pataikaujantis, geras, lysiu į visas įmanomas. Ir tu supranti, o nieks nedauda. Ir koks piktoms ir žiūrėk ant valdžios, ant vis pasaulį, kad nieks nedauda. Tai jūs nepritarėt būti nuolankiam? Nuolankumas aukštąją formą yra stiprybė. Tik stiprus žmogus gali būti nuolankus, ta aukštąją formą situacijose, kurių tu negali pakeisti.
Ir belieka tik nuolankiai priimti. Aš esu tikinti moteris ir man patinka ir tokia frazė, kad sako, Dievas skirsto žmonės į dvi kategorijas. Vieni yra tie, kurie sako, kurie sako, teesie tavo valia, ane? Ir kita kategorija yra, kuriems Dievas sako, teesie tavo valia. Va čia, kur tu, va, būt nuolankiam ir nesispardyt, nedaužyti galvos į seiną, ten, kur tu iš tikrųjų, tu nieką negali pakeisti. Liga, negalia kokia, kažkokia mirtis ta pati, kažkokie dar dalykai. Va tas susitaikymas ir nuolankumas priimti, labai sudėtingose situacijose, aš iš tikrųjų sakau, štai aš viešpaties tarnaitė. Teesie tavo valia. Nu, nieką aš negaliu. Aš nieką negaliu padaryti. Tas labai išlaisvin. Išlaisvin, suteik jėgos. Aš čia manau ir gražus labai bruožas. Čia žmogaus branda. Ir ačiū tau, jo, branda atėjo. Karts neateinu. Suprat, bet tas nuolankumas, kad aš pataikauju kiekvienam šiek tiek aukščiau už save stovinčiam, ne. Va čia tas mums bjauroms charakterį prasideda. Žemaitės bruožas. Žemaitės bruožas ir aš tur tokį neišauktą paauglystį, aš matau neteisybę, aš sakau. Būnat nepatogi kartas. Visada. Ir vaikams savo asmeninį. Sūnus, atsiminiau, kodėl išsikrauščiau. O tai, vat, labai tokį gilį palėtėm temą filosofinį ir aš turiu užsirašius klausimą, sekantį, galvoju, gal čia ir visai tiks. Aš kažkaip buvau uždavus tom klausimą jums apie gyvenimą. Vat, jūs sakote, viską žiūrėkim paprasčiau. O kas jums yra vat, tas gyvenimas? Nuotykis. Nuotykis. Supranti, ir į gyvenimą nežiūrėk, tai primtai vis tiek gyvas iš čia neišės. Ir svarbiausia, kad antra sentencija, nieks nežino, kaip reikia gyventi, nes visi gyvena pirmą kartą. Net pasiklausti nėra ko. Ir vėl pereinam prie to susireikšminimą. Susireikšminimas ir nuolankumas ir aš dabar pagalvojau, kad labai lygiai gretes to. Taip. Nes aš nuolankus būdamas slapčia, tylia agresija reikalaučiau iš tavęs irgi santykį. Kaip įdomu. Tai čia susireikšminimas, ne? Nu, dabar man irgi ta mintis. Nes iš tikrųjų tai super geručiai. Jėzau, jau kokį gerą priširdėjus tiek. Dažniausiai tyli agresija ir. Taip. Nes aš būsiu ant tiek nuolanki, ant tiek tyli, ant tiek gera visiems, ar tau reikia padėti, nereikia, vis tiek padėsiu. Ir visiems padėsiu, savęs nežiūrėsiu, kad tik visiems padėčiau, kad tik būčiau. Ir žmogus kažkodėl pradeda bišpiktėti, nu nebent ani vienuolį, su visas įžadas ir jau atidirbus. Nes kito atveju tu pradedi piks būt, nes tau tai nieks atgal negaunu. Ir sakau, ir pasidar tokia tyli agresija, kad aš tau, Simonelis, Simonytė, šiek aš tau kavos atnešiau. Ačiū, padėk. Tu turėjai sakyti, oi, ačiū, Vida, kokia tu gera, Jėzau, Marika, fainė, kad tu, Nu, čia prasideda tai saldainė, kažkoks glamūras, tas toks, cukraus pudra, kur apsalst širdis daug, kad rauginta gurka. Nes, iš tikrųjų, Tai ko jūs, stovyklų mokot moteris? Gal... Aš buvau. Bet aš nemokiau, tu pati radai. Žinokit, be jūs tai nebūtų veikia. Gerai, aš vedžiau, bet tu pati darei viską. Tugi darei, aš už tave niek nepadariau.
Ir arba tu padarei, radai, arba tu neradai, čia irgi. Taip. Nu, ir tos stovyklos, kai arba seminarai, kad ir man patinka seminaro programas, kaip pildai, yra toks punktas, ką gaus seminaro dalyviai. Sakau, nežinau, kiek jums tie gaus, o gal jie nieko neims ir nieko negaus. Nes, pavyzdžiui, to pačioj stovyklai tu gali sėdėti kampe ir nieko nedaryti. Taip, nusiteikęs. Tu nieko negaus ir sakysi, niekam tik stovyklą pinigai bala. Jo, arba tu būsi aktyvus dalyvis, eisi ir neši savo temą ir tu gausi. Jo, čia vat, moterim labai svarbu yra tas, jinai iš karto gauna didelę dozę savo gėrio ir grožio tada, kai nusprendžia dalyvauti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš tą pinigų sumelę jau paimu iš šeimos biudžeto. Taip. Sau. Negaliu viską vaikam atiduosiu. Tai reiškia, kad tu išvažiuosi ir nebūsi ilgą savaitgalį. O tai kas valgyt gamins? Reiškia, kad tu atsiskirsi. O galima aš su vyru atvažiuosiu? Tai jis nedalyvaus į žvejos. Nu, tik žvejojas, kai tai palikit jį ramybėj. Nu. Bet mes vaikus atsivežti, nu, nebemoka moteris pabūti pati dėl savęs sau. Ir kaip sakau, kaip tas mano vyras sakydavo, tu parvažiuosi geresnė. Tu parvažiuosi į namus geresnė, tu parvažiuosi sukalbamesnė ir nuolankesnė ta tikrąja prasme, kai skau, pavyzdžiui, vaikai, nebręsta auga, ateina paauglystė. Nu, tu nieko negali padaryti, nu ir paauglystė, nu ir durų trankimas, ir kažkokie nepagarbus kitokart žodžiai, bet tu suaugęs žmogus, tu supranti, kad čia yra paauglystė ir tai praeis. Netraumuoji tą vaiką, nestatai į tą primityvų nuolankumą. Tai va, ir moteris gauna dovaną būti su kitom moterim, kurios yra nepažįstamos, kurios yra įvairių amžiaus tarpsnių, kurios yra įvairiose pozicijose gyvenime. Ir nu, čia yra dovana, nes pavyzdžiui, grupiniai terapijoje vadovas dirba 50% ir 50% dirba grupė. Nes va, jūsų grupė, pavyzdžiui, nebuvo kieta tokia pribrendusi pokyčiams ir jūs daug gavot. Gali susirinkti žmonės, kurie taip, nu, neturėjo ką veikti ir atvažiavo. Arba kažkokiu, nežinau, kokiu ten tikslu savęs parodyti. Ir tu gali būti silpnesnė. Jo, čia kiekvieną kartą ir neaišku, kas suvažiuos ir kaip bus. Niekad nežinau. O moteris atradimus, jo, aš siūlau metodus, ne, o atranda jos pačios ir vėl. Nu, kaip aš visada studentai vis sakydavau, reikia gelmės, čia viskas vida, čia per paprastai, reikia gelmės. Gelmė, vaikeli, sakiau, yra tavyje. Jeigu šituose paprastuose dalykuose tu randi, tai tu ir rasi. Bet jeigu tu nerasi, tau duok kokį nori gelmę, tai praplauks paviršių. Gelmė tavyje, tu eik gatvė ir terapinkis, kaip tu stebi sutinkamus žmonės, ne? Kaip tu šnekės su jais, kiek tu žiūri į vitrinas ir tampaisi sijonėlį. Ot kaip tai pereik per miestą, dar ypatingai pereik tais takais, kuriais niekad nevaikštai. Atsiprašau, pereinu žemą į literatūrinį kalbą, nes puikiai, viskas gerai. Kai šneku, aš čia tokį mišrainį, nes kai pradedu dalykišką šnekį, tai įsijungu darbinį kalbą lietuvių. Jo, ir gelmė yra tavy. Labai gražiai pasakėt, gelmė tavy. Arba ne. Nes tu daug kur gali rasti. Tas pačius vaikus auklėdams, tu save tobulinti gali. Arba tu būsi ta pati zanūda į drošytus vaikus ir drošį vyrą. Pasirinkit. Gal
pabaigai kažko norėtumėt palinkėti mūsų žiūrovo, nes mumis stebi ir moteris, ir vyrai, ir iš įvairių miestų beje. Gal kažkas kirba mintise ar širdį? Nu vėl apie to paprastumą. Nu paprasčiau, į viską aš jau, man atrodo, ir kažkada, kai mes to išvykiam, sakiau tą patį, nu žiūrėkit, jūs į viską paprasčiau. Ne dėl kitų, daryk dėl savas. Ir čia sako egoizmas, nu būkit sveikai egoistiški savo. Nes jeigu tu save mylėsi, tada tik mokėsi mylėti ir kitus. Aš myliu visą pasaulį išskyrus save patį. Sorry, tai kas yra meilė? Tai tu net nežinai, kas yra meilė tada. Čia Šventos Teresėlės žodžiai ir jeigu nori išgelbėti pasaulį, eik namo ir mylėk savo šeimą. Paprasčiau, į viską paprasčiau. Šypsokitės, būkit santykiai. Vat aš atvažiavau autobusu. Lipa vaikai, lipa suaugę, jie nesisveikina. Tai tu pasisveikink su vairuotoju, nusišypsok jam ir tu gausi atgal šypseną ir pasisveikinimą. Išlipdamas padėkok, atsisveikink, palinkėk galų gale. Sakykit komplimentus vieni kitiems, bet ne iš pavydo, bet nuoširdžiai, nu atraskit, kas yra gražaus. Nu nebūkit, kaip čia pasakyti, užsikonservavę savi, susireikšmini. Nu susireikšminis čia yra, jeigu tu negali kitam žmogui nieko gero pasakyti, nu tai kas tas yra? Nusiimt karūną. Nusiimkit jūs tas karūnas, smegenis spaudžias, o kodėl taip gal, man skauda galva. Daktaras ir tą siūlo, ir tą, nieks netinka, sakė, aš nedarau ir šito nedarau, bet skauda galva. Sako, ar taip veržia kaip lanku. Sako, nusiimkit tą aureolę nuo galvos. Biški užveržėt per stipriai. Tai linkim visiems nusiimti karūnas, būti paprastiems. Ir ačiū labai, Vida, už jūsų laiką. Man vis laik labai patinka jūs klausytis. Ir sėkmės visiems. Ačiū.